Gavom labai įdomų klausimą apie migreną. Kokios priežastys, koksai gydymas? Gal gali kažką apie tai papasakot? Migrenos priežastys nėra pilnai suprastos, tačiau manoma, kad tai gali būti susijęs su smegenų cheminiais pokyčiais, genetika, aplinkos veiksniais ir kraujagyslių sistemos disfunkcija. Dažnai migreną išprovokuoja tam tikri maisto produktai, miego trūkumas, hormonų pokyčiai ar stresas. Gydymas gali apimti vaistus nuo skausmo ar profilaktinius vaistus, kurie padeda išvengti migrenos priepuolių. Taip pat rekomenduojama keisti gyvenimo būdą, pavyzdžiui, reguliariai miegoti, sveikai maitintis ir vengti žinomų trigerių. Tavo toksai saugus ir bendrinis atsakymas. Kokiais šaltiniais rėmeisi dabar čia viską tą papasakodamas? Mano atsakymas buvo pagrįstas bendrais moksliniais žiniomis apie migreną. Šaltinių nenurodžiau, nes tai buvo bendra informacija. Jei nori tikslių šaltinių arba naujausių tyrimų apie migreną, galiu paieškoti ir pateikti detalesnę informaciją. Taip, mane mokslinis požiūris domintų. Ką sako naujausias mokslas apie migreną? Naujausi moksliniai tyrimai apie migreną rodo, kad tai sudėtinga neurologinė būklė susijusi su smegenų cheminiais pokyčiais, ypač neurotransmiterio serotonino lygiu. Manoma, kad serotonino sumažėjimas gali sukelti kraujagyslių susitraukimą ir išsiplėtimą, sukeliančius skausmą. Be to, nauji tyrimai taip pat nagrinėja genetikos vaidmenį migrenos vystymėsi, rodydami, kad tam tikri genai gali padidinti migrenos riziką. Taip pat tyriama migrenos sąsaja su trišakio nervo aktyvumu, kuris gali vaidinti pagrindinį vaidmenį migrenos priepuolių metu. Dėl gydymo, be tradicinių skausmą malšinančių vaistų, šiuo metu daug dėmesio skiriama monokloninių antikūnų terapijai, kuri nukreipta prieš kalcitonino geno susijusį peptidą CGRP, kuris atlieka svarbų vaidmenį migrenos patogenezėje. Šis naujas gydymo būdas yra perspektyvus ir gali būti veiksmingas migrenos priepuolių prevencijai. Gal gali dar truputį pakomentuoti tai, ką kalba funkcinė medicina apie migreną? Ar sieja tai su gyvenimo būdu, ar mato galimybę pagerinti, keičiant gyvenimo būdą, pagerinti situaciją? Funkcinė medicina migreną dažnai sieja su gyvenimo būdo veiksniais ir mano, kad tam tikrų pokyčių įdiegimas gali padėti sumažinti migrenos priepuolių dažnį ir intensyvumą. Štai keletas aspektų, į kuriuos funkcinė medicina atkreipia dėmesį. Mityba. Dėmesį subalansuotai mitybai, vengiant trigerių, tokių kaip perdirbti maisto produktai, dirbtiniai saldikliai ar tam tikri priedai. Omega-3 riebalų rūgščių turinčių produktų vartojimas taip pat gali būti naudingas. Miego higiena. Reguliarus ir kokybiškas miegas gali padėti užkirsti kelią migrenai. Fizinis aktyvumas, reguliari mankšta, ypač streso mažinimui, gali būti naudinga. Streso valdymas, technikos tokios kaip meditacija ar joga, gali padėti valdyti stresą, kuris dažnai yra migrenos trigeris. Hidratacija. Pakankamas skysčių vartojimas gali padėti išvengti dehidratacijos, kuri gali sukelti migrenos priepuolius. Funkcinė medicina pabrėžia individualų požiūrį į pacientą, siekiant nustatyti konkrečius trigerius ir pritaikyti gyvenimo būdą. Pakeičiant gyvenimo būdą, daugelis žmonių patiria reikšmingą migrenos simptomų sumažėjimą. Gal yra parašyta kažkokių tai gerų knygų, stiprių, gal yra kokie tai medikai ar mokslininkai parašę kažkokias tai knygas tuo klausimu? Jeigu taip, gal gali keletą trumpai apibūdinti? Yra keletas žinomų knygų apie migreną, parašytų medicinos ir mokslo srities ekspertų. Migraine by Oliver Sacks. Šioje knygoje neurologas Oliveris Saksas aptaria migreną iš neurologijos perspektyvos. Jis aprašo įvairius migrenos tipus, simptomus ir galimus gydymo būdus. The Migraine Brain, Carolyn Bernstein and Elaine McCardle, parašyta šį knygoje pateikiama išsami informacija apie migreną, įskaitant galimas priežastis ir gyvenimo būdo keitimus, galinčius padėti valdyti šią būklę. Heal Your Headache, The 1-2-3 Program for Taking Charge of Your Pain, David Buchholz. Dr. Buchholz pateikė 3 etapų programą, kaip valdyti migreną be vaistų, sutelkiant dėmesį į trigerių vengimą, mitybos pokyčius ir kitus gyvenimo būdo aspektus. Šios knygos gali suteikti vertingų įžvalgų ir praktinių patarimų, kaip valdyti migreną remiantis naujausiais mokslo atradimais.
Dar truputį noriu paklausti apie tas tavo 3 paminėtas knygas. Gal gali pasakyti, kuriais metais kiekviena iš jų išleista ir kokia yra pagrindinė esencinė mintis kiekvienoje knygoje, koks yra esminis patarimas? Štai pagrindinė informacija apie minėtas knygas. Migraine, Oliver Sacks. Ši knyga pirmą kartą išleista 1970 metais, vėliau perleista su papildymais. Saksas nagrinėja migreną kaip sudėtingą neurologinį reiškinį, analizuodamas jos simptomus, potyrius ir galimas priežastis. Migrena yra daugiau nei tiesiog galvos skausmas, tai sudėtingas smegenų funkcijos fenomenas. The Migraine Brain, Carolyn Bernstein and Elaine McCardle, išleista 2008 metais. Knygoje aptariamos migrenos priežastys, simptomai ir gydymo strategijos, akcentuojant holistinį požiūrį. Esminis patarimas – migreną galima valdyti suprantant savo kūno unikalumą ir pritaikant individualias strategijas. Heal Your Headache – The 1-2-3 Program for Taking Charge of Your Pain, David Buchholz. Ši knyga buvo išleista 2002 metais. Buchholz pateikė 3 žingsnių programą, kaip valdyti migreną, akcentuojant trigerių vengimą, mitybos pokyčius ir kai kurių vaistų atsisakymą. Esminis patarimas – atpažinti ir pašalinti migrenos trigerius, siekiant sumažinti priepuolių dažnį ir intensyvumą. Tokios knygos jau senokos, sakyčiau, bet gal yra kažkokių tai pačių naujausių mokslinių tyrimų iš tos srities, kur apima daugiau holistinį požiūrį ir gyvenimo būdą ir kažkokie tai esminiai patarimai iš tų tyrimų gal išplaukia. Naujausi moksliniai tyrimai migrenos srityje dažnai pabrėžia holistinį požiūrį, įtraukiant į gyvenimo būdo keitimus. Keletas esminių patarimų pagrįstų naujausiais tyrimais apima mityba. Tyrimai rodo, kad tam tikri maisto produktai gali veikti kaip migrenos trigeriai. Rekomenduojama išbandyti eliminacinę dietą, siekiant nustatyti, kurie maisto produktai sukelia priepuolius. Fizinis aktyvumas. Reguliari fizinė veikla, tokia kaip vaikščiojimas ar joga, gali sumažinti migrenos priepuolių dažnį ir intensyvumą. Miego higiena. Tyrimai pabrėžia kokybiško miego svarbą migrenos prevencijai. Reguliarus miego grafikas ir miego aplinkos optimizavimas gali būti naudingi. Streso valdymas. Nauji tyrimai rodo, kad streso valdymo technikos, tokios kaip meditacija ir gilus kvėpavimas, gali padėti sumažinti migrenos simptomus. Papildai. Kai kurie papildai, pavyzdžiui magnijo, riboflavino ir koenzimo Q10, gali būti naudingi migrenos prevencijai. Norėčiau, kad truputį nueitumėm giliau į mitybą. Tu paminėjai, kad eliminuojanti dieta gali padėti. Nuo ko ją reikėtų pradėti? Kaip reikėtų pradėti maitintis ir kaip įjunginėti toliau maisto produktus, būtent migrenos atveju? Pradėjus eliminuojančią dietą migrenos valdymui, svarbu stebėti savo kūno reakcijas. Štai kaip tai galima padaryti. Pirmas žingsnis – pašalinimas. Iš pradžių iš savo raciono pašalink visus galimus migrenos trigerius. Tai gali apimti perdirbtus maisto produktus, dirbtinius saldiklius, ypač aspartamą, mononatrio glutamatą, alkoholį, ypač raudonąjį vyną ir alų, produktus, kuriuose yra tiraminų, pavyzdžiui brandintą sūrį ir rūkytą mėsą. Laikyk mitybos dienoraštį, fiksuodama, ką valgai ir kokie yra migrenos simptomai. Tai padės atpažinti, kurie maisto produktai gali būti trigeriai. Trečias žingsnis – laipsniškas įvedimas. Po kelių savaičių pradėk po vieną įtraukti pašalintus produktus atgal į savo racioną. Stebėk, ar nėra migrenos simptomų. Ar aš teisingai suprantu, kad kada taikai eliminuojančią dietą, tai reikia sulaukti visiško priepuolių nebebuvimo, visiškos pilnos remisijos ir tada tikrai žinom, kad tarp mitybos pasirinktų produktų nėra nei vieno trigerio. Ar teisingai suprantu šitą vietą? Taip, teisingai supranti. Eliminuojančios dietos tikslas yra pasiekti migrenos priepuolių remisiją, kad būtų galima tiksliai nustatyti, kurie produktai nesukelia priepuolių. Tik tada, kai nėra migrenos simptomų, galima manyti, kad pašalintų produktų sąraše buvo trigerių. Tada tuos produktus galima po vieną įtraukti atgal, kad tiksliai nustatytum, kurie iš jų gali būti problematiški. Dabar gal turi tu savo duomenų bazėje
kažkokių tai atvejų, kai praneša žmonės, pavyzdžiui, kokia jiem dieta padėjo ir kaip jie pasiekė pilną remisiją migrenos? Migrenos remisiją padeda pasiekti įvairios dietos. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės praneša apie sėkmę laikydamiesi eliminuojančios dietos, kurioje palaipsniui pašalinami galimi migrenos trigeriai, kaip aptarta anksčiau, ketogeninės dietos, kurioje mažai angliavandenių ir daug riebalų, o tai gali padėti stabilizuoti gliukozės kiekį kraujyje ir sumažinti migrenos dažnį. Mažinamos mitybos su mažai histamino. Kadangi kai kuriems žmonėms migreną gali sukelti didelio histamino kiekio maistas, tokių produktų vengimas padeda sumažinti priepuolius. Bet kuriuo atveju, tai, kas veikia vienam asmeniui, gali neveikti kitam, todėl svarbu individualizuoti požiūrį ir, jei įmanoma, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistu. Vis dėlto norėčiau, kad paminėtum dietas, konkrečias mitybos kryptis, kurios dažniausiai minimos tarp sėkmingų migrenos atvejų. Žinoma, yra keletas mitybos krypčių, kurios dažnai minimos kaip veiksmingos valdant migreną. Ketogeninė dieta – ši dieta, kurioje daug riebalų ir labai mažai angliavandenių, gali padėti stabilizuoti gliukozės kiekį kraujyje ir sumažinti migrenos priepuolių dažnį. Mityba su mažai histamino. Kadangi histaminas gali būti migrenos trigeris, dieta, kurioje mažai histamino turinčių produktų, gali padėti sumažinti priepuolius. Eliminuojančios dietos, laipsniškas galimų trigerių pašalinimas ir jų grąžinimas gali padėti nustatyti, kurie maisto produktai sukelia migreną. Mažai tiraminų turinti dieta. Tiraminas, esantis tam tikrose maisto produktuose, gali būti migrenos trigeris, todėl dieta, kurioje mažai tiraminų, gali padėti kai kuriems žmonėms. Šios dietos dažnai minimos kaip veiksmingos migrenos valdymui, tačiau svarbu prisiminti, kad kiekvieno žmogaus organizmas yra unikalus, tad tai, kas veikia vienam, gali neveikti kitam. Ačiū tau labai už pokalbį. Gal galėtum dabar apibendrinti trumpai viską, ką mes čia aptarėme? Žinoma, šiandien kalbėjome apie migreną ir jos valdymą. Migrenos priežastys gali būti susijusios su smegenų cheminiais pokyčiais, genetika ir aplinkos veiksniais. Gydymas dažnai apima vaistus ir gyvenimo būdo keitimus. Funkcinė medicina pabrėžia mitybos, miego, fizinio aktyvumo ir streso valdymo svarbą. Išskyrėme keletą dietų, tokių kaip ketogeninė, mažai histamino turinti dieta, eliminuojančios dietos ir mažai tiraminų turinti dieta, kurios gali būti naudingos migrenai valdyti. Ar dar kažką norėtum pridurti ar aptarti? Ačiū tau. Prašom, jei dar turėsi klausimų ar norėsi pasikalbėti, būtinai kreipkis. Gero tau vakaro!